Bendradarbiavimas skaitmeniniame amžiuje tai tinkamų įrankių įvaldymas, kad pagerintume komandinį darbą ir tyrimus. Įsivaizduokite, kad naudodamiesi Google kalendoriumi galite visus laikyti viename lape, užtikrinti, kad būtų laikomasi terminų ir sklandžiai planuojami susitikimai. Tada pagalvokite, kaip MS Word funkcija sekti pakeitimus palengvina bendrą rašymą, nes aiškiai parodo, kas ir kokius pakeitimus atliko. Sudėtingesniuose projektuose versijų kontrolės priemonės, tokios kaip Git, keičia žaidimo taisyklės, nes leidžia sekti kiekvieną pakeitimą ir prireikus grįžti prie ankstesnių versijų. GitHub žengia dar vieną žingsnį į priekį, tai saugyklos, kurios yra centriniai dalijimosi kodų centrai ir skatina atvirojo kodo inovacijas. Nepamirškime ir remiksavimo, tai esamų kūrinių perėmimas ir jų transformavimas į kažką naujo, peržengiant kūrybiškumo ribas. Kai mokslinių tyrimų grupės įsitraukia į piliečių mokslą, jos demokratizuoja procesą, rinkdamos įžvalgas iš įvairių dalyvių. Pasinaudodami šiomis pažangiomis priemonėmis, galime padidinti savo bendradarbiavimo pastangas ir skatinti inovacijas skaitmeninėje erdvėje.